nuosekliai, reiškia, ją įgyvendinti praktikoje. Kaip matėme, nebuvo aiškios tokios kultūros strategijos savivaldybės atžvilgių, nebuvo aišku būtent kaip mes turėsime tvarkytis, kokia sistema, kokia struktūra bus Respublikoje valdant visas grandis apjungtas tiek kultūrą švietimą, tiek švietimą sportą, tiek kultūrą, sportą ir panašiai, kaip dabar, kad yra sumaišyta. To aiškumo mums labai reikia. Na ir aš manau, kad mes dabar bandytume tokius 4 atskirose sekcijose, kokios buvo sekcijų nuomonės, darbo sekcijose nuomonės ir kokios mintys buvo keliamos. Bandysime taip reiškia paveldą ir eilę kitų klausimų. Na ir 4 toks klausimas toks etapas turėtų mūsų būti pats pasiruošimas, tiesiog mūsų pačios struktūros, kaip čia pavadinti, reorganizavimas, darbas tiesiog pačios skyriaus struktūros, pačios mūsų viso. Na ir paskui rinksimės 3 etapui su redakcinė komisija sutvarkyti programai. Ir kokie bus mūsų santykiai su savivaldybėmis. Nors aš tos sekcijos nelankiau užsiėmimų, čia draugai papildys, tikriausiai turės savo minčių, bet keletą tokių norėčiau pasakyti sakinių būtent šito klausimu. Už tai, kad bibliotekininkų sekcijoje, ten knyga ir visuomenė, ar kaip jinai vadinasi, aš ten pareigota, ryte pažiūrėti, kad visi žmonės tikrai nuvažiuotų ir kad visi apsigyventų pagal nurodytą adresą. Tai tokios funkcijos mano tik tai buvo ir, pavyzdžiui, aš asmeniškai linkusi daugiau prie tokios laisvės ir aš taip maniau, kad... Kaip buvo aptarinėjama, kaip jie rišasi, susišaukia, vat lyg tai ir mes patys neturim. Tai vienas būtų tikslas, o kitas kaip, aš galvoju, ši mano nuomonė, kad kaip ir vedėjas sakė, jau tą... Reiškia, rėmimasis liaudės kūryba. Nėra vien, o kaip tik yra visų tų kultūrų tokia sąsaja. Už tai tas tautiškumas, aš skaityčiau, vis tik mums reikalingas. Dainų šventė ne visai mes turėjom tokias galimybės. Ir kada ateini čia maždaug mėginsi mintis, tai jos, aš nesu gal toks oratorius, pavyzdžiui, ir net nepavartęs kai kurias savo pasižymėjimus, bandy dabar kalbėti truputėlį būtų lyg ir sunkoka. Tai toks truputėlį būtų priekaištas, kad kitą kartą renkantis mes turėtume žinoti, ko ir ką mes turėsime čia atlikti. Va čia yra svarbiausia. Kur jis eina, jeigu mums reikia tik eiti iš paskos. Va ta mintis jam, tam žmogus sėdinčiam, žinosim, kur nuėję, kur atsigręžus, reiks pažiūrėti. Dėl pačio tautiškumo. Žinoma, šaltinis tai yra praėjusios tautos kultūra. Ir man patiko vienas pasakytas gerbiamų Žygo sakinys, kad kultūra tai kaip tautiniai rūbai, su kuria taip mes ją sugebėsime ir perduoti. Ir tokiu būdu, man atrodo, kad bet kuriame laikotarpyje yra pasisakymai neesminiai. Gal dėl to, kad ir neaišku, kas vyksta Respublikoje, todėl, kad vyko vienas pagrindinis, tai yra, buvo sakomas pagrindinis sakinys visur, kad savivalda tai jau savivalė. Gal išplaukiant iš to, kas vyksta Respublikos rajonuose, tokie dalykai, gal dėl to ten bijojo žmonės. Ir man, pavyzdžiui, labai patiko, aš nežinau, kur dirba aukščiausios tarybos deputatas Norvilas. Jam reikėtų paramos didesnės ir mūsų savivaldybių, ir deputatų tarybom. Turbūt vienas kultūros skyriaus vedėjas irgi galbūt bejėgis nugrasti kažkokią sąlyčio taškus su pirmininkais. Buvo, matėm visi, kad einam kažkur žemyn per paskutinius metus ir visi stengiamės ir šnekėjom. Ir darėm viską, bet vat priėjo, kad mūsų važiuoja dainų šventė, tai gerai, kad šokėjai, vat ir kapelos kažkaip tai biškeliam, nors irgi galėtų daugiau būti, bet aš jį žiūriu dabartinę padėtį, Tauragės rajone, nu tiesiog apgailėtinoj būklėje. Vat yra gerai, kad draugas gerbiamas.
pademonstravo ne kartą. Todėl pasitikėti karinių žinybų padorumu ir Lietuvos Respublikos įstatymų gerbimu kol kas beprasmiška. Noriu kreiptis į pedagogus ir paprašyti, kad jie neliktų abejingi tų jaunuolių apsisprendimui laikytis Lietuvos įstatymų, kurie laikys egzaminus ir pasirūpintų reikiamą tvarką mokyklose egzaminų metu. Kreipiuosi ir į jaunuolių mamas, tėvus, į visus tauragiškius. Jūsų susirinkimas prie mokyklų egzaminų metu gali prisidėti prie sūnų apsaugos nuo kariškių smurto. Nepamirškite, kad visi, net ir ginklais galingi, bet darantys juodus darbus, visuomet bijo viešumos ir žmonių žvilgsnių. Taigi kviečiu visus būti budriais.